Ačiū, kad ne, kokie rezervai, rašuosi gerai žaidėm. Pradėjom vis tiek dar daug klaidų padarė, dar dirbom gynybą ir visi pataikė ir, kaip sakoma, pačių laikų pagavom gerą formą. Galima sakyti, kad su vyresnioju Gazoliu bus visai kitokia Ispanijos komanda? Ne, tai aišku bus kitokia Ispanijos komanda, tai lyderio trūksta, bet mes žaidžiam prieš kas mus stovi, mes prieš tą žaidžiam. O pats jau pajutęs tą karštą ranką vadinamą? Tai kad ta karšta ranka, viskas čempionatą. Viena šiandien emocijų netrūko, ką aš nekėtų, galbūt su Garbuose, su Gazoliu. Dar man atrodo nebuvo tokių varžybų, kad man emocijų patrūktų. Bet nieko, tai visada žaidimas situacijos ir viskas normaliai. Ir visko pasitaiko, visko būna. Jie atvažiavo pas mus pirmą kartą. Kaip sakė, patys nebuvo klausi viską. Ir ką, žinau, man tai to žaidimas netrūktų. Bet Ispanijoje teisėjai padeda saviem, o čia Lietuvoje taip pat toks jausmas buvo, kad na ir jūs nebuvot labai patenkinti ir minė vis laik ošė po teisėjų sprendimų. Ne, kad teisėjai gerai teisėjavo ir nenoriu lysti šitos teisėjavimus per daug prieš Europos čempionatą. To gali atsirūpti. Pataikai liežuvį. Sakyk, Štemacheris geriausias. Kaip pataikai liežuvį parodai, tai skirta varžovam ar daugiau žiūrovams? Nežinau, žino, kaip priklauso nuo tos minutės, kokios emocijos. Nuo varžybų, šiandien buvo liežuvis, nežinau, kitose galima kito. Linai, treneris pasakė, kad jūsų emocijos gali kainuoti ir pergalė, ten viena nesportinė, techninė ir pralaimėsim. Kaip sekasi su tuo susitvarkyti? Man gerai sekasi su to sutvarkyti, aišku, aš ir pats suprantu, kad čempionate bus kitaip, reikia prisaugoti emocijas ir žiūrėsim. Ne vaikas esu, viską tą suprantu. Palydėtuvės pavykusios, visų 100%. Fanai buvo nuostabus, kad visada tikrai smagiai išlydėjo ir mes vainikavom pergalę, tai dabar viskas prasideda iš naujo. Ar ta pergalė būtų saldesnė, jūs žinotumėt, kad ispanai pirmą kartą per 10 metų atvažiavo žaisti draugiškas į svetimą šalį? Matai, taip ir būna. Niekas iš Ispanijos neišvažiavę ir mes ten niekad nelaimėjome. Aš nežinau, kas ten ispanas, jeigu kas nors Ispanijai nugalėjo. Mes buvom nugalėję prieš 5 ar 6 metus kažkada senai. Ačiū.